pasakoju. Aš su jo tėvu Druskininkuose turgų, kad tai buvo būsiti, tai tas tėvas pasakys, kur. Sakau, išvilkiau, žiūrėkas, tai ta žiūrėkai daug, kad šitų merkinėm broliai, tai sakau, mano broliai mokinos šitų merkinėm. Tai skaito ir mano sūnus mokinos, tai kokius, na viskas, sako Bernardas, tai sakau, aš jį gerai pažinau. Prie jūsų kaimyno būtų nukepę 45, kai Liškiavoj Slaugtakas Aušra žuvo čia Indienauka, kur buvo įsivarį. O aš išlindau čia prie jūsų kaimyno, kur nuo Plento pirmas. A, prie Naviko? Amšiejus. Išlindau in tenai ir jau tenai buvo, tai aš tada gavau, va, suprantat, ką, bet, va, šlaunai, liūdvančiuką. Nu tai šovai. Nu tada tie, kurie išbėgo į tą kylį ant Janaukos, tai tuos beveik visus vieną gyvą paėmė, o mes, kiti, kur išbėgom va čia ant jūs, tie ir likom. Vat. Ir šitą mane čiut nenušovė savas tokis Marcinonis Kazys prie ežero. Žinot, jūs Liškiavoj, kur. Vat. Tai jis per eglutes pirmas iššoko, o aš paskiau, žinot, kad nedidelės. Tai jis kaip pylė, tai man tik sužvimbė čia. Tai jūs čia gyvenot netoliese? Tai mes prie Žalimiškio ar gyvenom, čia vietiniai. Ir būdavo čia ir arklius ganydavom, ir karvės karvės ganydavom. Nu tai čia atvaikščiom ir tada jau kaip jau žinojom čia, kad čia buvo tokis jau įvykis, nu tai atėjom čia ir apžiūrėjom. Ir ką pamatėte, atėjo, kitą dieną atėjot ar kada? Nežinau, maždaug gal už. Galėjo būti savaitė laiko, savaitės tarpam tokiam turėtų būti. Tai. Nu ir ką pamatėm? Nu, pamatėm, kad šitas bunkeris išdraskytas ir daugiau nieko. Tai buvo aglė ant šonį, tai apšaudyta kulkų, aplėšyta aglė buvo šita, tada mes ir ką buvom. Tai mes tai vėliau buvom, bet dar buvo žymės ant jo. Aš nepamenu, ar čia buvo, mes tų kulkų radom, ar ne. Tik mes aš atmenu, kad nustatėm, kad lyg tai va iš šitos pusės šaudyta. Tai vica nuo Leipalingio kabatėjo stribai, nuo Leipalingio, tai čia juos ir užpuolė. Ir šitų, jie bandė šokti iš bunkero, bet sakė, nukirto juos vieton. O kaip čia buvo, kad atėjo stribai iš Leipalingio? Iš jų pačių vienas išėjo vakari maisto ieškotis, skaitos parsineš, tai jis ne maisto ieškotis, o jis tiesiog nuvejo Leipalingio stribus ir stribam pranešė, kad bunkerin liki iš... Nu, vienu žodžiu iš... O iš kur žinot, kad tai buvo? Šnekėjai tada visi tada vietiniai visi šnekėjai ir jį išaiškino, buvo prašyta šitą knygon, jo prašė, kad jau, kaip sako, KGB yra archyvuose šitą jau šitų, jo visas išdavimas ir jo pavardė yra ir slapyvardė, palauk, kaip jo buvo slapyvardė, tai aš nepasakysiu. Kalanta, žinau, iš degėsių kalantukas buvo. Slapyvardės tai nepasakysiu, nežinau aiškiai. Tada čia visi pasakoja ir šitų bunkerį jau čia visi, visas mūsų kraštas žinoj. Ir dar daug kas žino, sako, Aglutėm apaugis tas bunkeris, kur žuvo Čia vienu žodžiu žuvo paskutiniai mūsų krašto partizanų vadovybė. Tai kad gal ir iš vis paskutiniai. Nu ir iš vis gal jau. Dar kituose kraštuose dar buvo. Dar buvo kituose kraštuose, o tenais jau pas mus į tada sakė vyrai, kad sako, žuvo paskutiniai, sako, mūsų paskutiniai partizanų vadovybė žuvo. Nu, Dienos apygardos vadas. Jisai buvo tuo laiku Baliukevičius. Visą laiką pilotkę ant šono, pilotkę nešioja. Aš, kai buvom susitikę, aš jau pasakoju. Mūsų buvo pasitarimas Dainavos apygardos vadų Punios Šilė 47 balandžio 23-27. Tai dar pas mane yra šitą nuotrauką mūsų 14. Ten dalyvavusi. Aš juos visus ir žinau, ir slapyvardėm, ir pavardėm. Vienu žodžiu, dėl partizanų
Žaliamiški šitas nelaimingas. Labai čia žuvo Kazimieraitis, čia žuvo Dzūkas, čia žuvo Slauta, Aušra. Viskas, va čia nelaimingas miškas. Paskui Skiedra buvo tokis ir Savukas. Taip, Ir tėti kažkur žuvo irgi. Tai Leipalingi dabar mes buvom, tai įamžinti yra paminklas, atidarimas bus, bet nežinom kada Leipalingi, tai tai Savukas ir Skiedra tenai yra. Tai Skiedra Ricielių buvo čia jau žentas, jis iš Ricielių turėjo žmoną. Nu, aš pas Subačių dar buvo. Aš jį asmeniškai Skiedrų gerai pažinojau. Skiedrų gerai pažinojau. Ir Savukų pažinojau. Nu ir šitie iš Kudrenų, Bombonešis, paskui... Aš šituos tai dar... Jau čia vietiniai. Paskui iš Janionų, Janionių, kur buvo šitie visi. Kai buvau pas Kazimieraitį, tai buvau sutikęs čia kariuomeniai tarnavom, mes čia Alytui Vilonuose. Pilvelis toks. Tai buvau susitikę. Tai čia pas Siaubą. Grušauską. Tai Pilvelis jis Snaibukas. Aš nežinau, iš kur, bet žinau, kad čia jis nusėjęs. O taip, tai ką ten prisiminsi, aš vaikščiojus į Tauro apygardą ir čia Perletas tuos vadus visus Perletų irgi dar prisimenu. Perletas galiu buvo. papasakot. Iš Degėsių. Perletas buvo šitas, oi, kaip jo pavardė. Kada aš jau pavardė. Potelis. Kitam šonį tai buvo eitys tribuose visokie. Paskui tas ir... Jei va, sausuojų kiek čia yra. Gali ir tai dar toj stiprai stovi nepavojinga dar. Arba šitas va, kur tas, va stobrys, va. O šitą va, nupjauti. Nu reikia jį išnešti, bet žemyn išnešim, va ten. Nes jis čia labai negražiai atrodo. Tai darželis, pagal būna tas darželis. Kaip tavo atrodo? Jeigu į bunkerį, tiesai, į bunkerį kad į atėjimą. Į atėjimą. Jo, bet aš kad ir į atėjimą. Ir į bunkerį atėjimų labai daug čia. Ir čia yra atėjimas. Čia uždarė. Šito jau gal nejudinam. Nereikia, čia būna.
Ką nors kalbėkit. Dengi bunkerį. Šitas medis jau bunkerį dengi, tai šito nereikia judinti kelmo. Tegul bus jis savotiškai primins senuos laikus. Jisai kokį turėjo, jis nemažas buvo tais laikais. Tai kai kasė, tai šaknys jau reikėjo kapoti. Jau reikėjo kapoti. Taip, jau. 50 metų grįžus, tai jau buvo jau jis kažkur tai 20 centimetrų. 20. Dangiškosios motinos Marijos garbei, sugiedodami Mariją, Mariją ir iškilmę baigime Lietuvos himnu.
taigi baigsis gruntinė. Jo, ta buvo baigta. Biškį. Šitų kelmukų reikia labai atsargiai, nuo neparpuolas. Kelmukai. Labas. O padalinti tai irgi. Čia grįžkime. Priekį kas. Priekį. Labą dieną visiems susirinkusiems. Manęs paprašė kaip istoriko trumpai papasakot apie šitą tragediją įvykusią prieš 50 metų. Ir aš tikrai trumpai norėčiau primint, kaip visą tai įvyko. Lionginas Baliukevičius Zukas buvo labai svarbi figūra partizaniniam judėjime. Buvo tuo metu, 50 metais, jisai buvo Dainavos apygardos vadas. Todėl priešams, rusų okupantams, emgabistams iš tikrųjų buvo labai svarbu sunaikinti žmonės, kurie vadovavo partizaniniam sąjūdžiui ir kurie faktiškai ant kurių laikėsi visą organizaciją. Ir tas parengiamasis darbas, tinklas buvo, voratinklis buvo iš tikrųjų labai platus ir apėmė daugybę kaimų, apėmė visą pietų Lietuvą, Dzūkiją. Kadangi Lionginas Baliukevičius Zukas buvo keliaujantis vadas, jisai dažnai lankė partizanų dalinius. Bet štai vienam voratinklio kampe iš tikro ta operacija, klastinga operacija, pasiekė tam tikrą momentą, kai iš tikro sėkmė klastingus priešus lydėjo. Ir štai čia 50 metų pavasarį užverbuotas žmogus, kuris anksčiau buvo partizanų ryšininku, buvo infiltruotas į vietinį partizanų būrį, įgijo pasitikėjimą pas vietinius vadus ir jam buvo pavesta parengti susitikimo vietą Juozo Gegužio Diemedžio, tai yra Šarūnų rinktinės vado, kuris veikė šitose apylinkėse, vadovavo rinktiniai, su Dainavos apygardos vadu Lionginu Baliukevičiu. Deja, šitą bunkerį kartu su dar dviems partizanais, tikrais partizanais, kasė provokatorius. Ir iškasus šį bunkerį už beveik 2 mėnesių iš tikro vieną naktį Lionginas Baliukevičius su dar 3 bendražygiais buvo atlydėtas į šitą vietą. Ir čia laukė susitikimo su Diemedžiu, su Šarūnų rinktinės vadu. Išdavikas, radęs dingstį išeit, greičiausiai atnešti maisto produktų ar panašiai, nuvyko nakties metu, nubėgo į Leipalingį
kur jau buvo sutarta ir laukė MGB daliniai, stribai ir atlydėjo juos į šią vietą. Pasak vietinių gyventojų, jie girdėjo kratant automatus, kulkosvaidžius ir granatų sprogimus. Panašu, kad vienas iš partizanų bandė prasiveržti, ta prasme išbandyti, ar įmanoma prasiveržti, ir išmetė granatą ir iššoko iš bunkerio, tačiau buvo nukautas NKVDistų. Likusieji 3, laikydamėsi duotos partizanų priesaikos, gyvi priešui nepasidavė, tačiau paskubomis, stengdamėsi sunaikinti kiek įmanoma daugiau dokumentų, galų gale nusišovė. MGB archyve yra išlikusios nuotraukos nukautų partizanų, ir kuriuose aiškiai matosi ženklai, kad partizanai patys nutraukė savo gyvybę. Tačiau, čia galbūt toks lyrinis nupypimas, tačiau mane nustebino, kad tie veidai neiškreipti baimės, tačiau ramūs. Jie atidavė tėvynei patį brangiausią, ką turėjo. Dabar, žinote, aš noriu, kad mes čia labai nurimtume. Aš paimsiu vieną žvakę, atsisėsiu į šitą bunkerį ir sėdėsiu 1 minutę. O jūs visi irgi taip pat pamastykite. Padėk kitą, padėk. O, labai gerai. Dabar aš tik 1 minutę pasėdėsiu čia, o, kaip gražu varlytė dar yra. Ir jūs visi patylėkite, pamastykite ir net gal paukščiuką pasiklausykite. Ir tuo pačiu ir pasimelskime. Ir tiesiog mano ryšys tegu būna su Dievu ir aš tą visą maldą skiriu už tos žuvusius, kad jie paaukojo gyvybę. Aš esu gyvas, o jų nėra. Čia padeda man Viešpats. Viešpats su jumis. Melskime. Šventasis Viešpatie visagalis tėve, amžinasis Dieve. Prašome tave palaiminti šį kryžių. Kad jis būtų žmonėms išganingas, stiprintų tikėjimą, lemtų gerų darbų sėkmę, gelbėtų sielas, būtų paguoda, priedanga ir gynėjas nuo sielos priešų antpuolių. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Melskimės. Nes mirdamas ant kryžiaus išgelbėjo pasaulį nuo piktosios dvasios viešpatavimo. Ir savo kančią nugalėjai gundytoje, kuris džiaugiasi pirmo žmogaus atlygimu per mirtį. Šį kryžių vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Šventasis kryžiaus medis.
Pagerbkime jų atminimą. Prieš 50 metų Žaliamiškyje aidėjo mirties šūviai. Šiandieną išgirsime garbės šūvius, partizanų garbei salituos Varėnos 14 bataliono savanoriai. Keletą istorijos lapų atskleis istorikas. Mums nebūtų vien brangus dėl to karinio laipsnio ir galbūt ne taip išsiskirtų iš tų virš 20 tūkstančių žuvusių Lietuvos vyrų kovose su okupantais. Tačiau turbūt labiausia sukvietė čia ši diena jūs visus tai, kad mes turėjom galimybę per Liongino Baliukevičiaus Dzūko parašytą dienoraštį susipažinti su juo kaip su asmenybė, prisiliest prie jo dvasios, išgirsti jo sielos šauksmą ir pajust, kuo tada gyveno partizanai, kokios buvo jų viltys, kokios nuoskaudos ir kas tai buvo per pasiaukojimas. Jų yra likę 35. Visoj Lietuvoje šiuo metu pripažintų kario savanorio statusų yra apie 400. Kur rašo spauda, kur vyriausybės žinios, tai ten suplakta ir 41 metų sukilėliai, ir Lekavičiaus armijos dalyviai. Tai gaunasi daugiau. Norėtųsi, kad mūsų ta praeitis liktų ateinančioms kartoms. Galbūt mes vyresnio amžiaus greit paliksim tą žemės pakalnę, bet va tokie paminklai, tokie minėjimai lieka mūsų jaunimo širdyse, kad jie atsimintų, kad jų seneliai, galbūt ir proseneliai, ėjo, kovojo, žuvo ir neklausė tada, koks bus už tai atlyginimas. Trūksta jaunimo. Prieš 5 metus istoriko Algio Kašėtos ir Varėnos politinių kalinių tremtinių Varėnos skyriaus iniciatyva tarp Varėnos rajonų vidurinių mokyklų buvo paskelbtas konkursas Laisvės, kovų ir kančių istorija. Į tą konkursą buvo pakviesti visi 10 mūsų rajonų vidurinių mokyklų 10
11-12 klasių mokiniai. Mus labai nustebino, kaip jie pasiruošė iš įvairių šaltinių, būtent iš knygų, kuriuos redagavo Dalia Kuodytė, Algis Kašėta, tai būtent tie praeities archyvai, ir jie tai pasiruošė konkursui, kad nustebino, kad tiesiog malonu buvo klausyti, kaip jie išgvildeno pokario istoriją, būtent partizaninės kovas, tremtis, varymą į kolchozus ir taip toliau. Kodėl aš šiandien kalbu šitai? Mūsų tarpe yra viena iš to konkurso dalyvė. Ir dar paminėsiu, kad tas konkursas jubiliejiniais metais, būtent praeitais mokslo metais, tai buvo 5 metų jubiliejus ir vėlgi Seimo nario Algio Kašėtos dėka įsiplėtė per visą Respubliką. Aišku, padėjo švietimo ir kultūros ministerija ir aš galiu padėkoti mūsų švietimo skyriaus ir kultūros rajono skyriaus vadovams, taip pat istorijos mokytojams, lietuvių kalbos mokytojams, kurie ypatingai didelį darbą atliko jaunimo tarpe. Taigi, mūsų tarpe yra laureatė Respublikos masto, kurį parašė rašinį ir tas rašinys laimėjo 1. vietą visoje Respublikoje. Prezidentas įteikė laureatei atminimo dovaną ir jos tema kaip tik susijęs su šios dienos jubiliejumi, būtent Liongino Baliukevičiaus dzūko dienoraščio. Taigi kviečiu Agnę Petrauskaitę, Varėnos Ąžuolo vidurinės mokyklos 9-okę, kuri laimėjo konkursą Lietuvos mastu. Kviečiu jos, kad ji pasisakytų savo žodžius, kažką tai jums papasakotų. Aš norėčiau paskaityti keletą ištraukų savo rašinio, kuris vadinasi Laisvės valstybė. Apmąstymai skaitant partizano Liongino Baliukevičiaus dzūko dienoraštį. Partizanė dzūkai ėję į mūsų šalies istoriją. Idėja didelį, koks tik begali būti indėlis į jos laisvę. Tavo asmenybė atsispindi tavo dienoraštyje. Tik tu mirei per jaunas. Tas velniškas teroras. Šitai protarpiai sugelia kažkokius nerimus. Ir visada jis mane, o gal ir visus kitus aplanko tada, kai mūsų gyvenime pasirodo truputį laimės ir sėkmės. Tada tarytum pasibrėž šniržda, jog mums negali sektis, jog turi kas įvykti, kas mūsų planus atvers aukštyn kojom ir laukti kažko, bet ko, tik nelaimės, tik nepasisekimo. 1999 metai, balandžio mėnesio 25 diena. Kiekvienas pavasaris būna toks pats. Žmogaus sielą jis vis aukštyn kojom atverčia. Atverčia dabar, atversdavo prieš 50 metų. Kovos ir pasipriešinimo metais jis privalėjo nepamiršti, kaip ir kodėl čia esate. Laisvės gynėjas negalėjo stengtis siekti grožio, nes pavasarinis atsipalaidavimas vedė į pražūtį, kur nėra gamtos, kur nėra tėvynės ir laisvės. Iš partizanų dzūko dienoraščio 1949 metai, gegužės mėnesio 3 diena. Visur ir visais laikais buvo kalbama apie pasiaukojimą, tačiau darbais įrodyti pasiaukojimą yra didelis dalykas. Tepau čia kiekvienas pasiaukojimo didelis. Auginai, sengardėlę auginai, tai tu turėjai didelį vargelį, kol mane užauginai, tai tu turėjai
kelių, naktelį ant takelių, to pražiūrėjai stiklelio langelį, kol dienelė sulaukė. To pražiūrėjai stiklelio langelį, kol dienelė sulaukė. Supas bangos Nemune, koks likimas nežinia, sopamos rosai iš abiejų pusių, žada Lietuvą pavert. Sopamos rosai iš abiejų pusių, žada Lietuvą pavert. Išdalino lapelius, gaudo jaunus bernelius, nėra už ką stoti, nėra už ką kovoti, nėra vardo Lietuvos, nėra už ką stoti, nėra už ką kovoti, nėra vardo Lietuvos. Metų 21 partizanų išeinu ginti Lietuvą, tėviškėlę brangią, kad tik tai laisva būtų. Ginti Lietuvą, tėviškėlę brangią, kad tik tai laisva